Sveiki, esu Aušra Mockuvienė, psichologė ir depresijos gydymo centro įkūrėja. Spalio 5 dieną noriu pakviesti jūs dalyvauti depresijos gydymo centro rengiamoje programoje Įveik depresiją kitaip. Šios programos esmė yra depresijos gydymas be vaistų. Ir tikrai ne dėl to, kad esame prieš vaistus, tiesiog todėl, kad vaistai ir taip Lietuvoje yra lengvai prieinami ir dažniausiai tampa pirmo pasirinkimo gydymo priemonė sergantiems depresiją žmonėms. Tačiau tikrai egzistuoja efektyvių, moksliškai įrodytų būdų gydyti depresiją, kurioje neįtraukia vaistų. Ir mes tikrai norime jūsų jais supažindinti. Su žmonėmis pasirinkusiais šią programą dirbsime 12 savaičių iš eilės, ketvirtadienio vakarais nedidelėje grupėje. Pagrindinės programos dalys yra edukacija, tai yra tiesiog informacija apie ligą ir apie jos gydymo būdus, kurios realiai baigę programą galėsite taikyti savo gyvenime kiekvieną dieną. Ir taip pat užduotis, kurios padės šios būdus integruoti į savo kasdienybę. Užduotis, kurios atliksime arba kartu grupėje, arba asmeniškai namuose. Ši programa visų pirma skirta tiems, kurie sergate depresiją, arba tiems, kurie turite pasikartojantį depresinį sutrikimą ir norite sumažinti ligos pasikartojimo tikimybę ateityje. Taip pat programa puikiai tinkama sergantiems sezoniniu afektiniu sutrikimu, kitaip vadinamu žiemos arba rudens depresija. Gali būti, kad tiesiog kiekvienais metais pastebite, kad tamsiuoju metų periodu jūsų būsena blogėja. Norite daugiau miegoti, jaučiatės mažiau darbingas, norite daugiau valgyti ir nuotaika gerokai krenta. Tai yra, gali būti, kad jūs esate jautrus šviesos trūkumui ir šitoj programoje mes apie tai kalbėsime gerokai išsamiau. Kartais žmonės manęs klausia, ar būtina turėti depresijos diagnozę, jeigu noriu dalyvauti šioje programoje. Tai tikrai nebūtina turėti jokios diagnozės. Aš netgi labai skatinu žmonės, kurie pastebi savyje tik kai kuriuos ligos simptomus, kreiptis pagalbos kuo anksčiau, nes mes matome, kad žmonės linkę per vėlai kreiptis pagalbos ir gyventi kančioje 5 metus, 2 metus, 7 metus ir ateiti tada, kai jau pasidaro sunku iš lovos išlipti. Tai tikrai nereikia turėti diagnozės, svarbu kreiptis pagalbos kuo anksčiau. Viskas, ką veiksim šioje programoje, iš esmės yra tinkama kiekvienam sveikam žmogui. Ji nėra kenksminga ir tuo man ji yra labai patraukli iš tikrųjų. Nes pagrindinės mūsų temos bus miegas, mityba, fizinis aktyvumas, bendravimas su kitais, įtraukianti veikla, šviesos įtaka mūsų savijautai. Tai yra viskas, su kuo susiduria kiekvienas žmogus savo kasdienybėje. Bet kuo tai skiriasi nuo tiesiog, sakykime, sveiko gyvenimo būdo, tai tuo, kad mes gilinsimės būtent į tai, kas padeda sergantiems depresiją ir būtent į tai, kas moksliškai įrodyta, kad padeda sergantiems depresiją žmonėms. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie fizinį aktyvumą, tai mes kalbėsim apie tai, koks būtent fizinis aktyvumas, kokios trukmės fizinis aktyvumas ir kodėl jums gali padėti jaustis geriau. Kokia yra ta minimali dozė arba koks yra tas paprasčiausias receptas, kurį jūs galite naudoti savo gyvenime ir jau turėti gydantį efektą. Jeigu mes kalbėsim apie mitybą, tai mes nekalbėsim apie tai, kad, tiesiog svarbu sveikai maitintis. Tai kaip ir kiekvienas žino. Bet mes kalbėsim apie tai, kokiais papildais, kokios sudėties ir kokios dozės jūs galite papildyti savo mitybą ir turėti tokį pat efektą kaip antidepresantų ir gal net ilgiau trunkantį pagal mokslinius tyrimus. Tai yra, mes jūs norime supažindinti su viskuo, ką šiai dienai efektyviausiai yra atradęs mokslas ir kas turi gydantį poveikį depresiją sergantiems. Tad, jei susidomėjote arba jeigu jums kyla papildomų klausimų, galite drąsiai kreiptis į mane žemiau nurodytais kontaktais. Iki susitikimo.